kaip teisingai su cerizitu priklijuoti klinkerinės plyteles. Tai pradėkime turbūt nuo pačios pradžios, kaip su kuo priklijuoti šiltinių medžiagą ir einam tada toliau. Mes kalbėsime apie polistireną, turbūt plačiausiai naudojama. Taip, polistireną. Tai cerazit, ceraterm keramik sistema skirta klijuoti polistireno plokštės prie fasado ir tas plokštės, tą fasadą apdailinti keraminiams arba kito tipo plytelėms, akmens arba akmens masė. Šios dienos mūsų sertifikate nurodoma, kad mes galime izoliuoti fasadų su 30 cm polistireno, priklijuoti 30 cm polistireną ir jį apkrauti ant viršaus, ant armuojančios sluoksnio 50 kg apdailos. 50 kg. Kvadratinį metrą. Kaip pavyzdys dekoratyvinio tinko kilogramas, ten 2 mm frakcijos, tai būna 3 kg kažkur. Tai maždaug įsivaizduoja, koks yra didelis skirtumas. Bet tada reikia turbūt daryti viską nuo pradžių labai gerai. Tai va čia ir yra tas turbūt pagrindinis dalykas, ir kad tai reikia daryti nuo pradžių, nes kai žmonės pakeičia nuomonę, kaip visos mintis būna prasideda nuo to, kad uždėsim dekoratyvinį tinką ir per vidurį proceso pasikeičia mintis ir jau klijuosim klinkerį, dar sunku, tai tada būna negerai. Tai pirmoji eilėj sisteminis sprendinys yra toks, kad pasimė mišinį CT83 arba CT85. Čia klijavimo. Klijavimo, taip. Ir priklijuoji polistireną. Polistireną geriau rinktis, jeigu jo apdaila sunki, tai APS 100. Didesnio tankio, jis kietesnis, ir klijavimui panaudoji daugiau klijų. Tai reiškia, klijavimui to kontaktinio ploto, tai reiškia, kai tu užtepi tą putplastį, pridedi prie sienos ir atitraukia, turėtų kontaktuoti 60% paviršiaus. Nes atsiranda tokia kirpimo jėga, įsivaizduok, jeigu tu priklijuoji neblogai, čia pritvirtinas putplastis ir visas šitas 50 kg tave tempia žemyn. Tai putplastis turi prisiklijuoti. Tai va, prisiklijavai putplastį, laikėsi tų pačių taisyklių, kaip ir prieš dekoratyvinį tinką, ten suleidimai ir išpjovimai aplink langus. Na, čia tos pačios tipinės taisyklės, ką turbūt visi meistrai jau yra pratę ir užsakovai prieš darami įsigilina. Tai prisiklijavęs, vienas skirtingas būna žingsnis nuo paprasto dekoratyvinio tinko, tada pasimėt mišinį CT85 ir atlieki armavimo darbus. Praleisdamas smėgiavimą. Praleidė. Tu nesmėgiuoji fasadų. Tada tavo procesas vyksta tas, kad pasimėgi šukas kokiu 15 gal milimetrų ir tempi didesnį sluoksnį mišinio. Jeigu tempi pasimėgi šukas 15 mm, tai kažkur formuoja apie 6 mm armuojančią mišinio sluoksnį. Ką mes ir sakome, kad mes norime, kad būtų suformuotas prie tokių didelių apkrovų, ką mes uždėsime fasadą, būtų apie 6 mm storio armuojančio mišinio sluoksnis, mišinių CT85 ir turėtų jį būti įplukdytas kokybiškas, sertifikuotas 200 arba storesnis gramatūros tinklelis. 200 gramų. Vienas, jo, 200 arba ten, kiek jis ten būna. 20 būna. Kažkokio visokio, bet 20 plus tas tinklelis. Ir tada, kol dar šitas mišinys nėra išdžiūvęs, tu tada susuki smėges. Susukti būtų paprasčiau, negu kalti, nes tada tu jauti tą jėgą ir tu turi tą smėgės galvutę įplukdyti tame mišinyje. Jis negali sulaužyti to jau išdžiūvusio armuojančio mišinio, nes tada neveiks. Jis turbūt šiandien kaip tik vientisas, taip pat. Pertrauks, šiandien kaip tik įėjau ryte pasivaikščioti ir netoli tą kaiminystę, net nufotkinau. Yra namas, tikrai darytas standartiškai, sugalvojo dėti klinkerį, dabar sausas, fasadas sausas, sugrėžtos smėgės ir sutrupėjo. Ir jos, ta prasme, jos net neužteptos jos yra, jos viršui matos. Galvoju, čia jau turėtų būti problema ateityje. Ateityje tai žmogus turės problemų ir tai tas procesas, pats geriausias procesas turėtų būti ant šlapio, arba tol, kol mišinys dar neišdžiūvo iki galo. Jis tada yra plastiškas, mes jau kalbėjome apie tas fibras ir jas matysime dar kartą. Tame mišinėje daug tame CT85 tų fibrų, jis susiarmuoja, jis nesutrupinėja. Gražiai galbūt suki, įsigilina, ten tą starų, tą 2G puikiai smėgia, ten yra ir kitų.
kurios puikiai laiko fasadą. Tai standartiškai, neskaičiuojant apkrovų, tai sakytume kokie 6 smėgis kvadratinį metrą. Taip, standartiškai. Toks yra pasirinkimas. Jeigu apdaila arba aukštingumas didelis, arba labai didelis svoris, tai gali tekti kokias ir 8. Nu. Tada turite suformavę 6 mm armavimo sluoksnį. Tinklelis bus turbūt per vidurį maždaug. Jo, jis negali būti per giliai įdėtas, per vidurį arba labiau nišorės. O tai štai tas sukamas smėgė ir tau leidžia šiek tiek jo teisingiau pastatyti. Na ir tada mūsų žvaigždė CM17. Tuoti reikia? Va, tai klausimas dėl gruntavimo. Jeigu taip tas procesas įvyko po kokių 3 dienų po armavimo pabaigos ir jis nespėjo sudulkėti, tai nėra būtina. Kito atveju tai CT17 neskiestas turėtų būti naudojamas. CT17 gruntas prieš... Bet čia po kelių dienų tik tai, taip? Jo, taip. Jeigu tai darai po kaip panašiai armavimo sluoksnio džiūvimo laikas, toksai turėtų būti tokiam neipatingai gerom sąlygom 3 paros. Tai va, jeigu po 3 parų ir tu iš karto eini klijuoti, tai nėra gal būtina gruntuoti. Kitu atveju, tai yra CT17, jo nusigruntuoji tą pagrindą ir tada jau tavo darbas yra pasimti, užklijuoti plyteles. Reiktų numatyti, kad reikalingas fasade išdėlioti temperatūrinės siūles. Fasadas turi įvairių modifikacijų, ten vidiniai kampai, išoriniai kampai. Tai jeigu yra vidinis kampas, visada paliekam fasadą, įrengiam temperatūrinę siūlę. Dabar gal reiktų žengti žingsnį atgal ir pasakyti, kas yra temperatūrinė siūlė, kas yra deformacinė siūlė, nes žmonės labai maišo tai tas dvi savokas. Temperatūrinė siūlė, tai kai nėra jokios intervencijos į šiltinimo sistemą, jinai vientisa plokštuma, kaip ir kalbėjom, viską užarmavom, išlyginom plokštumą. Ir paprasčiausiai vidiniam kampe paliekame neužtaisytą cementiniais mišiniais tarpelį, kurį užtaisysime tos pačios spalvos hermetikų. Ir gausime minkštą sandūrą, kad vienoj pusėje kaitint saulė vienaip, kitoj kitaip, ir tas plokštumos plėsis ir jos viena kitos nelaužys. Tai patartina tai daryti išorinius kampus, atskirti vidinius kampus. Ir to greičiausiai privačioje statyboje, jeigu kalbam apie privačią statybą, pakanka. Jeigu kalbam apie 7 aukščius, 9 aukščius ir ten 5 aukščius pastatus, tai tų temperatūrinių siūlių gali tekti daugiau, padalyti, kas porą aukštų gal atskirti, ten yra konstruktoriaus darbas daugiau suskaičiuoti tas apkrovas. Ir jos taip padaliname tam tikrais kvadratais. Kuo daugiau langų, to mažiau ten tų temperatūrinių siūlių atsiranda. Bet cerazitas padeda susigaudyti šitoj painiavoje, jeigu čia yra painiava, mums tai aiškus sprendimas ir mes tada jums galėtume padėti žmonės, mus kreipsis ir mes padėsime susigaudyti ir pakonsultuoti, kaip tai atrodo. Tai tada susiklijuoja tas plyteles, paėmęs CM17, o klijavimą atlieki taip, kad pasiimi šukas 6 mm ir tepi ant pagrindo ir užtepi ploną sluoksnelį ant plytelės nugarinės pusės. Tai vadinasi taip kombinuotas būdas ir mūsų tikslas tai padaryti taip, kad kai padedi plytelę, ją ten šiek tiek pajudini įtrini, tai jeigu jau nuimsi, bus 100% padengimo plotas. Nebus tuščių ertmių. O mes šiandien kalbėjom, kad laukia klijuojant mūsų tikslas, kad po plytelę būtų padengta 100% plytelių klijų, kad nepatektų drėgmė, neužšaltų, net keltų plytelės ir nebūtų kažkokio negatyvo. Tai visas šitas dalykas labai svarbus, kad kaip tą plytelę prisiklijuoji, jos užfiksuotos, būtinai turi duoti išdžiūti klijams, tam, kad galėtum užpildyti tarpas, kad neužakintum drėgmės. Ir tada po kokios, geriausias savaitėlės, kad yra armavimo sluoksnis, tikrai jeigu ten dar buvo likę drėgmės ar ten kokio lietaus, ir tada pasirinkė užpildą ir užpildai tarpas, palikdamas tam neužtaisytus numatytus temperatūrinius padalinimus. Kaip ir kalbėjom, jeigu kalbam apie privačią statybą, tai tankiausiai būna vidiniai ir išoriniai kampai. Ir va čia pas tavę ant stalo prie tavęs stovi stambiagrūdžio užpildo, kur jau tos pagrindinės spalvos juoda, balta ar ten ruda arba C43, kur gali būti kibirėlis arba po 25 kg, puikus glaistas, tai ir su juo gali užtaisyti tarpas iki 2 cm.
tarp plytelių. Tai mes dabar šiek tiek kalbėjom apie tą klinkerio daug kliavimą, bet tuo pačiu principu vyksta ir apdalinimas ir įrengimas, kai tu dirbi su akmeniu, ar specifiniu kažkokiu akmeniu, ar kokia kitom plytelėm. Nu, tai dabar rezumuoju aš. Klijai CT83 arba CT85. Priklijuoti polistireną. Polistirenui klijuoti. Tada mes armavimas CT85. Tada mes, aišku, įplukdome į storą sluoksnį tinklelį per 200 gramų tinklelį. 200 gramų, nemažesnis. Daugiau išorė tinklelis turi būti. Daugiau išorė, tada mes dedame smeiges, minimum 6 į kvadratą. Taip. Ir smeiges smeigiam per tinklelį. Taip. Tada užarmuojam, aišku, pabaigiam armuoti. Tada, jeigu praeina ten kelios dienos, ten 3-4 darbo dienos, 3 darbo dienos, nereikia gruntuoti ir galima... Nebūtina gruntuoti. Galima klijuoti iš karto su CM17 klijais. Reikia tepti, jeigu praeina didesnis laiko tarpas, tai gruntuoti su CM17, taip. CM17 klijus reikia tepti ir ant fasado, ir ant plytelės. Taip. Tada pilnai sulaukiam, kol išdžius ten savaitę minimum, taip, kad išdžiūtų. Ir tada imam su CT32 arba CT43. CA43 glaistais ir užtaisome siūles visas. Tarp plytelių, taip. Tarp plytelių. Ja, kokio storio gali tos... Iki 2 cm. O mažiausia lyg 8 mm ten fasaduose, ne? Ar nėra? Ne, apie 5 mm. Tai, visi nori labai siaurai, bet... Ja, tai priklauso ant kiek stabili plytelė. Tankiausiai plytelių gamintojai ir tiekėjai pasako tos minimalius tarpus. Bet jeigu taip žiūrėti iš mūsų pusės, ką mes esame įtraukę sertifikatą, tai minimalus tarpas yra 5 mm. Tarpelis tarp plytelės. Bet tai priklauso ir nuo plytelės dydžio, ir nuo visokių dalykų. Nu, tai... Nuo 5 iki 2 cm. Ir viskas, ir fasadas baigtas. Jeigu tu nori priklijuoti ant fasado ypatingai didelę plytelę, kas yra dabar madinga, ir jau turime pavyzdžių ir dalyvavom tose objektuose, kaip buvo klijuojamas specialus gaminys apie 3 metrus aukščio ir apie 1,5 pločio, aš tiksliai nepamenu, kažkur, man atrodo, kad 1,25 plotis, tokie, jas vadino net keraminiais lakštais. Tai tada yra CM49 klijuoti ant fasado.